Apžiūrim viską, jau kaip supratot, čia antrieji kvepalai, panašų buteliuką aš jau rodžiau, kuris atėjo man pradarytas. Su šiuo viskas yra gerai. Simukai, čia tu tiek kvepalų prisipirkai, eina savo. Tu įsivaizduoji, koks tu parfumaniakas, Simuk. Kokie gražus tie buteliukai. Kaip skaniai kvepia, eina savo. Jūs neįsivaizduojat, kaip skaniai kvepia. Kokia žaluma graži. Daug kas rašo, kad jie laikosi neilgai. Nežinau. Bus matyti. Bet kaip skaniai kvepia. Saldžiai žalias kvapas. Kokios čia to žolės? Na, čia pagal viską tai mača. Tai yra arbata, ne? Vau, kokia ta visa kompozicija prie tos mačos. Kas ten įdėta? Žinokit, nerealu. Saldžiai, gaivu. Ir tas saldumas ir gaivumas yra iš tų žolelių, arbatų, nežinau. Žiauriai nerealus kvapas. Žiauriai. Aš labai tikiuosi, kad jie laikysis. Bet, žinot, iš kitos pusės, kad ir tas 2 valandas laikysis ir tai būtų super duper. Nes tokio kvapo aš tikrai neturiu. Koks kaifonas. Aš įsivaizduoju, kad tie, kurie mane žiūri, ir kurie irgi truputėlį jau išsikabliavę, bijo mano video turbūt žiūrėti. Nerealūs mergaitės kvepalai, o pas mus jisai turi labai daug neigiamų atsiliepimų, nežinau kodėl. Nesuprantu. Ar jie nusiperka iškart jau padirbtus kvepalus? Sunku pasakyti. Rūta, tau linkėjimai, tu tikrai gerus kvepalus irgi užsisakei. Super, aš tikiuosi tau patiks.